Labadiena visiems susirinkusiems. Atsiprašom, kad šiek tiek vėluojame. Taigi šiandieną spaudos konferencijos metu pristatysime naują ateities mokyklų projektą, kurį plėtoja bendrovės Mokytojai ir AMO. Tai prisideda ASA, LOI ir Empirija. Pradedam. Tai spaudos konferencija pradės ir plačiau pačią sistemą pristatys. TAMO direktorė. Labą dieną, gerbiami konferencijos nariai. Šiandieną mes pristatom ateities mokyklos viziją, A mokyklų koncepciją. Tikriausiai įdomu, ką mes vadiname A mokykla. A mokyklos yra pirmosios Lietuvoje, kurios išbando modernę sistemą. Sistemą, kurioje kartu su mokiniais, kartu su mokyklos bendruomenė kuriama aplinka saugesniai, patogesniai, išmaniai mokyklai. Tokia mokykla turėtų būti visoje Lietuvoje, tai mes vadiname ateities mokyklą. Įvairūs šiuolaikiniai sprendimai, padedantis moksleiviams lengviau, paprasčiau mokytis, modernizuojantis mokyklos procesus ir lengvinantis, žinoma, pačių mokytojų ir administracijos darbą, yra išbandomi 5 A mokyklose. Šis projektas vykdomas 3 miestuose, tai yra Kaune, kur šiandien esame, Aušros gimnazijoje, Dariaus ir Girėno gimnazijoje bei Senamiesčio progimnazijoje. Taip pat šiandieną pristatomi tokie sprendimai Vilniaus Grigiškių Šviesos gimnazijoje ir Klaipėdoje Liudviko Stulpino progimnazijoje. Taip kaip toks sprendimas, koks yra įdiegtas šioje mokykloje, turėtų mums atverti duris į šiuolaikinę, į modernę mokyklą ir pateikti įvairius sprendimus, kurie teikia naudą tiek pačiam moksleiviui, tiek mokyklos administracijai, tėveliams ir, žinoma, savivaldybei. Taigi, ką gali A mokyklos bendruomenė veikti? Pirmiausia, su elektroniniais dienynais darbą pradėjusi TAMO sistema dabar yra papildyta naujom funkcijom ir kartu su elektroniniu moksleivio pažymėjimu bei darbuotojo pažymėjimu įgalina įvairias funkcijas mokykloje. Pirmiausia, mokiniams, kuriant saugumo aplinką, yra įrengamos elektroninės spynos įeiti į mokyklą, įeiti į mokytojų kambarį arba į atskiras klases. Ta informacija, žinoma, yra siejama su dienynu, kadangi tai yra vartai į tėvų bendruomenę, tai yra jau naudojama ir pažįstama mokytojams sistema. Atėjus į mokyklą, tikriausiai dažnai mokiniai lankosi bibliotekoje, mokinio pažymėjimas, valstybinis dokumentas tampa ir skaitytojo bilietu. Mokiniams tai palengvina knygų pasiėmimą, jie mato, kokias knygas turi, kada reikia grąžinti, gauna automatinius priminimus ir netgi gali užsisakyti iš anksto. Iš mokyklos bibliotekos keliaujama į valgyklą. Valgykloje mokinys savo pažymėjimą jau turi kaip elektroninę mokinio piniginę. Ši piniginė yra siejama taip pat su TAMO sistema, su elektroniniu dienynu ir tėvai papildę mokinio piniginę suteikia galimybę jam atsiskaityti valgykloje. Tuo, žinoma, gaudami papildomą informaciją, ką vaikas valgė, kada jis tą darė ir taip pat yra galimybė su elektroninė piniginė atsiskaityti įsigijant, papildant mobiliojo ryšio sąskaitas tam, kad būtų tiesiog keliais mygtuko paspaudimais toje pačioje sistemoje kuriama papildoma pridėtinė vertė. Toliau mes žiūrime jau už mokyklos ribų. Moksleivis, turėdamas tą patį mokinio pažymėjimą, keliauja su viešojo transporto bilietu, jisai yra integruojamas į pažymėjimą ir vietoj 2 kortelių naudojama viena. Žiūrint į patį moksleivį, tai yra kuriamas patrauklumas ir per nuolaidų sistemą. Traukinių susisiekimo bilietams nuolaida, kino teatruose nuolaidos, tam, kad ir moksleivis be naudos, kuri yra vienoje kortelėje, jaustų ir papildomą pridėtinę vertę per nuolaidas. Tokia sistema kartu su mokyklos bendruomenė įgyvendinant ir žengiant pirmuosius žingsnius, mes manom, kad turėtų didinti saugumą, turėtų užtikrinti mokyklos modernumą ir, žinoma, tai yra žingsnis į plačią ateities mokyklos aplinką ir į viziją, kokia visgi turėtų būti mūsų mokykla ateityje.
Labą dieną visiems, atsiprašau pirmiausia už vėlavimą, dėl ko vėlavo turbūt ir šitą konferenciją, užtruko mokyklų vadovų pasitarimas prieš rugsėjo 1. Na, o šiam įvykiui pažymėti skirta spaudos konferencija iš tikrųjų džiugina tą, kad mes pirmaujame ir lyderiaujame elektroninio bilieto diegimo srityje, ne tik tai transporto, parkavimo, bet ir kitose turizmo srityse. Ir jau seniai siūlėme ir studentams, ir moksleivių savivaldoms, kad jos imtųsi plačiau naudoti elektroninio bilieto sistemą ir kad nuo transporto elektroninio bilieto pereitume prie miestiečių elektroninio bilieto. Ir džiugu, kad iš tikrųjų atsirado kompanijų, kurios įsiklausė ir bando patenkinti ir viešuosius interesus, ir susieti tos elektroninės sistemas, jo labiau, kad kortelių tikrai daug, piniginės išsipūtusios ir visi nori, kad būtų ta viena mylimiausia, vienintelė kortelė, su kuria būtų galima naudotis. Tai šioje vietoje buvo pernai žengtas pilotinis žingsnis ir tai tikrai pasiteisino. Dabar dar 3 mokyklos, kurios buvo įvardintos, tai ir ši mokykla, tai yra Aušros mokykla, ir Dariaus Girėno, ir Senamiesčio. Ir aš tikiu, kad kaip ir Tamo dienynas pasiteisino, praeitais metais buvo tik tai apie 10% mokyklų, kurios naudojasi Tamo dienynais ir tėveliai galėdavo pasižiūrėti ir nebeliko galimybių vaikams klastoti savo dienynus, sakykime, tėveliai puikiai tiesiogiai žinodavo moksleivių pažymius, tai aišku, tai prarasta iš dalies kabutėse karta, nes mes, kai mokėmės, kitaip buvo su tom popieriniam pažymų knygelėmis, bet kita vertus tai yra atrastoji karta, nauja karta, kuri įgyja naujus pranašumus ir šioje situacijoje tikrai, sakykime, tas pačių popierinių monetinių pinigų atsisakymas, aš manau, išeis į naudą, nors kai kas, girdėjau per radiją, nuogąstauja, kad vaikai praras ryšį su pinigais ir nemokės jais naudotis ir ateityje nevaržomai naudosis tomis kortelėmis, bet aš manau, kad sulyg naujosiamis technologijomis, elektroninėmis technologijomis iš tikrųjų vaikai jas greičiau perpranta ir atsakingiau naudojasi. Taigi, man džiugu, kad tokie dalykai vyksta ir ypač mūsų mieste labiausiai plėtojasi. Prie to prisideda ne tik tai komercinės struktūros, bet ir viešosios. Ir džiugu, kad mokyklos tai perima ir jau sulaukėme, kad ir studentų savivaldos taip pat nori įsijungti į bendrą šią sistemą. Taigi yra dar kur plėstis, yra kur tobulėti. Ir aš tikiuosi, kad šita sistema tikrai sulauks labai daug dėmesio ir teigiamų įvertinimų. Iš tikrųjų, kaip švietimo atstovė, norėčiau padėkoti Tamo kompanijai, Mokypei kompanijai, mūsų Kauno miesto savivaldybei už tikrai tos sistemos įdiegimą, šios naujovės įdiegimą šioje mokykloje. Kuogi pradžiugins mūsų bendruomenė šios mokyklos ši naujovė? Pirma, tai aš manau, kad tikrai užtikrins vaikų saugumą. Tai yra parama, didžiulė parama ir tėvams, ir mokytojams, ir patiems mokiniams. Antra, tai manau, kad pagerins ne tik patį vaikų saugumą, bet ir taip pat pagerės ir ugdymo kokybė mokykloje. Dabar, kodėl ši mokykla pasirinkta, kodėl pasirinkta, kyla klausimas, kelios tik mokyklos mieste. Mes manome, kad ši mokykla yra pakankamai labai gera. Antra, ši mokykla pati parodė iniciatyvą, taip, kad džiaugiamės. Ir trečia, kad mokykla yra centre. Iš tikrųjų, kiekvienas galės užeiti ir pasižiūrėti, kaip ši sistema veikia. Ir manau, kad ateityje tai taps norma. Kaip ir elektroninis dienynas šiandien, meras pasakė savo kalboje, kad 95% jau elektroninių dienynų naudoja mokyklos. Manau, kad po poros metų ši sistema taip pat įsigalios ir taps norma, būtinybė. Na kągi, palinkėti tiesiog jums sėkmės ir pasakyti didelį nuoširdų ačiū. Labą dieną. Mūsų gimnazija yra pirmoji lietuviška gimnazija Kaune ir įkurta 2001
1915 ir mes 15 metais jau švęsime 100-asias metinės. Turime gilias tradicijas, turime žymių žmonių, kuriuos visus sutelkia į savo gimnazijos muziejų. Šis įvykis mums tikrai yra smagus, džiugus, malonus ir tuo malonus. Ir ačiū merui, ir ačiū UAB-ui, ir ačiū visiems verslininkams, kurie ryžtingai padarė tokį projektą ir nemokamą, galima sakyti, dalinai, ir mokyklai nieko nekainuoja. Tai aš labai džiaugiuosi tuo. O ką darysime, kaip ateis 800 vaikų į mūsų gimnaziją, plus dar senamiesčio apie 300, tada atsivers visi keliai ir visos tos galimybės ir parodys. Tačiau iš tikrųjų, kaip veikia ta visa sistema, bet iš tikrųjų džiugu tai, kad mes pakliuvome ir mokinių saugumui, bendruomenės saugumui, nes jūs, kaip matote, mes centre Laisvės alėjoje, Kaunas yra universitetų miestas, jaunimo rugsėjį daug, tai čia pas mum irgi būna ir kartai šurmulio. Tai va šitas truputį mokinių saugumui ir bendruomenės saugumui labai daug ką reiškia. O aš manyčiau, kaip mes pakliuvome čia, tai manyčiau, čia daugiau gal mero iniciatyva ir jo dėka mes daugiau pakliuvome, nes kažkaip tai visiems ir ponios dėka, Viktorijos ir aišku patys ieškojome tų kažkokių tai projektų, kaip čia pakliūti, kad truputį pigiau kainuotų viskas. Tai visiems ačiū ir aš manau, kad mes pateisinsim tą vardą, ką jau mes čia įgysime per tą projektą. Labą dieną visiems. Šiaip mūsų šeimos jau 4. vaikas mokosi šitoje mokykloje. Mažiukė dabar eis į 3. klasę. Ir kiekviena laida mokykla tobulėja. Ir aš manau, kad tos visos priemonės tikrai padės mūsų vaikams jaustis saugiems. Ir mes kaip tėvai būsim ramesni. Ir aš manau, kad ta sistema padės ne tik kontroliuoti, bet ir mes galėsim daugiau rūpintis, pasižiūrėti, ar ten knygą kažkokią užsisakyti reikia, nes kartais būna tingi, biblioteka nėra tuo metu, o dabar galėsi iš anksto užsisakyti. Ir su maitinimu tas pats, matysim, kaip valgo vaikučiai. Taip kad mes tikrai labai žiūrime sistemą, aš būsim patenkinti kaip ir mokytojai, kaip visą visuomenę. Net nežinau, ką pridurti, bet iš mokinių pusės A mokyklų prioritetai būtų visų pirma saugumas, vėliau visgi mes einam tolyn ir pasaulis eina tolyn, taip pat ir Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, kad jau ne tik studentai, bet ir moksleiviai prisijungia prie tokių išmaniųjų technologijų ir kad mokyklose atsiranda ta praėjimo kontrolė, kuri labai daug užtikrins saugumo mokyklose, kad į kitas mokyklas negalės svetimų mokyklų mokiniai užeiti, kad galima bus atsiskaitinėti ne tik mokykloje, bet gaus mokiniai ir labai didelės nuolaidas. Kiek teko kalbėti su organizatoriais, tai yra labai platus pasirinkimas mokiniams ir mokiniai, mes kaip stebėjom visą tą darbą ir kalbėjom su organizatoriais, tai labai sužavėjo, kad labai didelė dalis išklausoma iš mokinių pusės. Su šituo sulig elektroniniu bilietu, kad nebūtų tie greitieji kreditai būtų dalinami. Tai aš manau, tai yra ir man pačiam labai aktualu, nes, kiek žinau, tai tikrai to nebus galima ir tai yra per MokyPay sistemą taikomas tik tai atitinkamos nuolaidos ir tai yra svarbiausia. Tikėkime. Kiek kam kainavo ir kiek kas prisidėjo prie šito projekto? Ir kiek kainuos moksleiviam? Ir kiek moksleiviam pačiam kainuos? Tai yra, A mokyklų projektas yra privati investicija. Pats mokinio pažymėjimas yra įsigyjamas tėvų moksleivių, šeimos. Mokiniai įsigyja už 12 litų. Pati kortelė kaip mokinio dokumentas galioja nuo 4 iki 1 metų, priklausomai nuo klasės, kurioje būdamas moksleivis įsigijo.
Kalbant apie sprendimus, apie technologinius, techninius sprendimus, tai yra, mokykla yra dovana, kadangi A mokyklų ir vizija yra tokia, kad tai yra pirmosios mokyklos, kurios išbando šį sprendimą. Dėl to tai yra privati investicija ir dėl to mes bendradarbiaudami su mokykla jiems teikiame šią dovaną. O kiek tada kainuos, tai kaip suprantu, ateityje mokykloms tai kainuos, tada kiek? Labai priklauso nuo įvairių sprendimų, nes tarkim, mes turime praėjimo kontrolę, tai yra, čia mes įrengę pilnavertę, dvipusę kontrolę, kuri kontroliuojama ir iš vidaus, ir iš išorės, tai yra ir su priešgaisrinė sistema sujungta, tai yra ir klasių apskaita, ir mokytojų kambarys. Bendrai praėjimo sistemų finansiškai galima įvertinti nuo 2 iki 20 tūkstančių. Tai gali būti priklausomai nuo vietų, nuo taškų, kiek bus įrengta. O visa kita mes turime biblioteką, mes turime valgyklą. Valgykloje kasos aparatais pasirūpino operatorius. Bibliotekoje yra naudojamas brūkšninių kodų skaitytuvas, jo kaina yra iki 500 litų. Tai tik tai tie visi būtent kontrolė ties durimis yra taip, kad Nuskaitimo įrenginiai, įvairi nuskaitimo įranga. Taip. Bet mes kol kas sutarėm su organizatoriais šito pilotinio projekto įgyvendintojais, kad jie daro kol kas tose 3 mokyklose pilotinius projektus, o paskui dėl kitų mokyklų, aišku, jų yra kur kas daugiau, iš viso švietimo įstaigų mieste yra 124, bet aišku, pačių mokyklų apie 70. Tai reikės spręsti tvirtinant biudžetą. Šiuo metu tai yra pilotiniai, pačiam savivaldybės biudžetui nekainuojantis dalykai, bet aišku, visas mokyklas aprūpinti tokią įrangą sunku tikėtis net ir iš pačio socialiai atsakingiausio verslo, kad jisai visą tai padarys nemokamai. Tai toliau išbandę šitas galimybės žiūrėsime, kiek galime ir kiek miesto biudžetas gali leisti savo toliau. Pats savo pristatymą teigiate, kad Kaunas pirmauja elektroninio bilieto ir jo teikiamų paslaugų vystymo projektuose. Tiek Kaune, tiek Vilniuje šitam projektui didelį dėmesį teikia savivaldybė ir būtent miesto merai. Bet kaip mes matom, rezultatai abiejose miestuose smarkiai skiriasi. Sakykit, kodėl būtent Kaune projektai pradedami sėkmingiau ir tęsiami sėkmingiau? Šiuo atveju tikrai nenoriu politikuoti, aš tiesiog noriu pasidžiaugti, kad Kaune jisai gyvendinamas sėkmingai, kad mums nereikėjo grąžinti europinės paramos elektroniniam bilietui įdiegti miesto viešajame transporte. Ir tuo mes džiaugiamės, kad nereikėjo kompensuoti tų išlaidų iš miesto biudžeto. Sistema įdiegta, ją reikia naudotis, ją reikia plėsti ir eiti į priekį. Aišku, gaila, kad nebuvo panaudota apie 20 milijonų iš valstybės biudžeto ES lėšų suvienodinti elektroninio transporto bilieto sistemą su geležinkeliais ir tai nusikėlė į 14-20 perspektyvą, bet gal čia ne šios dienos tema, galima apie tai plačiau plėstis kitais atvejais. O mums tai lieka pasidžiaugti ir tiesiog palinkėti Vilniui sekti Kauno pėdomis. Pirmiausia, kadangi tai yra asmens dokumentas, mokiniai turėtų jausti atsakomybę ir saugoti jį. Visgi nutikus taip, kad mokinys prarado pažymėjimą, kuriame yra ir e-bilietas, ir piniginė, ir įvairios kitos funkcijos, jos yra blokuojamos, pranešus telefonu, pranešus elektroniniu paštu, kur yra nuolat reaguojama ir tiesiog užblokuojama, kad nebūtų galima pasinaudoti jokiom funkcijom, kurios yra įrašytos į mokinio pažymėjimą. Jaunesni moksleiviai būna išsiblaškę ir jie turi, pavyzdžiui, elektroninį transporto bilietą, bet pamiršta moksleivio pažymėjimą. Tai viskas dabar bus viename ir, kaip sakyti, neiškils nesusipratimų su kontrolieriais. Jeigu šiuo metu klausimų daugiau nėra, tai pakviesim tada Kauno merą keletai minučių tapti moksleiviu ir su moksleivio pažymėjimu praeiti pagrindiniais taškais ir pažiūrėti, kaip veikia pati sistema ir kaip nuo rugsėjo 2 gyvens šios ir kitų 2 Kauno mokyklų moksleiviai.
priklausoma. Dabar keliausime į antrą aukštą, pirmiausia iki mokytojų kampurio, praeisime klasę, kurioje yra įgyventa įranga, ir tada eisime į apačią, bus biblioteka ir bus valgyba. Čiūtinio pažymėjimą taip pat manęs nieks neįleis, o turėdama darbuotojo kortelę aš jau galiu įeiti į kabinetą ir tenais tvarkyti savo reikštis. Tai galime įeiti. Praėjimui vėlgi, čia yra mokyklos klasė, į kurią patenka tik tai mokytojas, su mokinio pažymėjimu neįeisime, tačiau čia galima pasirinktinai užprogramuoti, tarkim, kažkuris moksleivis ruošiasi chemijos ar biologijos olimpiadai ir jam reikia įeiti. Tai mes galime tą programą padaryti. Taip. Tai jūs kaip mokinys negalite įeiti, aš kaip mokytoja galiu jūs leisti ir įleisti jūs. Dabar leisime žemyn, eisime į biblioteką. O kiek tokių skirtumų dėlės? Šitoje mokykloje yra mokytojų kambarys, yra šalia klasė. Ar tik vieną pažymėjimą? Taip. Tik tai iš šitų galima rinkti. Močernis. O visos knygos turi kodus? Taip. Galėsite mėnesį skaityti. Prašome grąžinti pažymėjimą. Dėkojam. Prašau, taip. Gal iš karto grąžinu, nes paskui negrąžinsiu, už mėnesį pamiršiu. Ir tarkim, kad nepamirštų mokinys, jisai savo dienyną, kuris ateina pasižiūrėti namų darbų, mato ir savo knygų sąrašą. Greipfrutų geriausia. Greipfrutų gerai. Juos. Manėsi taip, kad... Geltonų geriausia. Gerai, dėkui. Daugiau paskaitysiu. Kitas dalykas. Taip, dabar eisim prie ekrano, parodysiu tai, ką mes kalbėjom prie atėjimą, matosi, tai pademonstruosim, kad įsigijom. Čia, kur mokinys mato savo darbus, savo dienyną informaciją, jis mato ir kad įsigijo ir čia mato informaciją, ką jis tiksliai yra įsigijęs. Tai jis taip pat prieš tai pirkęs gėrimą, dabar žmogus užvis. Iš tikrųjų, džiaugiuosi prieš pusmetį, kad atstovai šio pilotinio projekto lankėsi pas mus, tarėmės, kaip bus įgyvendinama. Aišku, šitiek pradžioje mus baugino kainos, bet sutarėme, kad patys pilotinio projekto vadovai bandys įgyvendinti 3 mokyklose tokį eksperimentą. Ir dabar jau matyti, kad jisai tikrai turėtų pasiteisinti, o mums iš miesto savivaldybės pusės svarbiausia, kad nesustoja elektroninio transporto bilieto sistema, sakykime, jinai toliau plėtojasi, toliau sėkmingai plėtojasi ir sukuria naujų galimybių, svarbiausiai moksleiviams, kuriems itin aktualu, kad kuo mažiau naudotis tiesioginiais pinigais, popieriniais, monetiniais. Ir aš manau, tai be galo bus svarbu ir tėveliams, kurie galės kiekvieną kartą patikrinti ne tik tai dienynų, bet ir kur vaikas lankosi, kiek išleidžia toje pačioje valgykloje, taip pat ar ateina ar neteina į pamokas. Aišku, visada yra galimybė gudrauti, bet šiaip ar taip tokios naujos elektroninės galimybės, aš manau, patį mokinį reikia būti atsakingesnį ir prieš bendruomenę, ir prieš tėvelius, jau labiau, kai tu žinai, kad yra tikimybė, kad bus patikrinimas. Taigi, manau, po šių metų mes spręsime naujiems metams prasidėjus, kiek galėtų savivaldybė prisidėti ir keliose mokyklose dar papildomai įdiegti šią sistemą, nes jinai kainuoja, o kur
kas šiuose 3 mokyklose patys projekto organizatoriai tai įdėgė. Na, nežinau, iš tikrųjų pačios mokyklos pirmiausia turi rodyti iniciatyvą. Aišku, kad pirmiausia reikėtų plėtoti šią sistemą gimnazijose, ne pradinėse mokyklose, bet būtent gimnazijose. Ir žiūrėsim, iš ties, būtent Dariaus Girėno senamiesčio mokykla, taip pat ir Aušros gimnazija. Tai buvo 3 pirmos mokyklos, kurios atsiliepė į šitą iniciatyvą, nereikėjo nei jokių raginimų ir įsipareigojo pačios kuo sklandžiau įdiegti šią sistemą. Tai toliau lauksime pačių mokyklų iniciatyvų, žiūrėsime, koks yra poreikis, noras, kad nori, nenori reikės ieškoti biudžete lėšų, bet svarbiausia, kad būtų bendradarbiavimas tarp savivaldos, tarp mokyklos ir kad tai nebūtų diegiama priemonė. Tai viso geriausio. Tamo elektroninio pažymėjimo sistemos pristatymas yra gera proga prisiminti ir elektroninio bilieto sistemą. Jo veikimą užtikrina bilingo centras, kuris pradėjus projektą buvo įsteigtas akcinėje bendrovėje Autrolis. Tačiau dabar, kaip matome, bilietas perauga į miesto kortelę ir lyg ir Autrolio kompetencija koordinuoti bilingo centro veiklą jau sumažėja. Sakykit, ar netrukdo tokia padėtis miestiečio kortelės vystymuisi? Na, iš tiesų galima paminėti ir pritarti jūsų mintims, kad tai nėra vienos įmonės nuosavybė ir transporto bilieto sistema išaugo į kur kas platesnę sistemą elektroninę ir šią sistemą jau naudojasi ir parkavimo įmonė, taip pat universitetai, mokyklos ir artimiausių metų turėtume svarstyti miesto taryboje, administracijoje, iš ties, kas turėtų administruoti ir valdyti bilingo centrą, kuris užtikrina sėkmingą elektroninės kortelės veikimą visame mieste, nes tai nėra vienos įmonės kompetencija ir jo labiau neturi viena įmonė disponuoti ir spręsti tik tai savo klausimus. Tai šioje vietoje mes jau apie tai pradėjome diskutuoti dar pavasarį, kai buvo sumanyta ir nuspręsta pagaliau miesto taryboje dėl visą eilę ūkinių, ekonominių klausimų, kad reikia sujungti transporto įmonės į vieną. Tai dabar kitas etapas ir kitas žingsnis tai yra dėl elektroninio bilieto sistemos, kad jinai turėtų apimti visą miestą ir kad turėtų būti valdoma iš vienos įmonės, kuri žiūrėtų visus miesto interesus, o ne vien tik tai vienos transporto įmonės interesus. Jeigu nepaslaptis, kokie planuojame kiti miestiečio kortelės vystymo žingsniai? Ko dar žadat nustebinti Kauno gyventojus? Na, kalbamės iš tikrųjų, kaip anksčiau kalbėjomės apie parkavimą, dabar apie studentų ir moksleivių pažymėjimus, taip pat, kad tai galėtų būti susijęta su banko kortelėmis ir su turistinėmis miesto kortelėmis. Tų pasiūlymų iš tikrųjų yra aibė, bet tie, kurie besisiūlo, ar tai būtų privačios kompanijos ar viešosios kompanijos, mes siūlom, kaip ir moksleivio pažymėjimo atveju, tai įdiegti, pademonstruoti, kaip tai veiks gyvai, sakykime, ir tada mes jau spręsime, kiek galėtume numatyti miesto biudžete tai korteliai ir naujom, sakykime, profiliams ar naujiems komponentams, kiek dėkti galėtume numatyti lėšų. O šiaip tai tos galimybės tikrai yra neribotos ir galime pasidžiaugti, kad mums nereikia grąžinti ES lėšų ir sistema yra įdiegta tvarkingai ir nesulaukia kokių nors didesnių priekaištų. Kokie pagrindiniai faktoriai lemia, kad miestiečio kortelės ir paslaugų projektas plečiasi? Na, sėkminga turbūt pradžia lemia, kad toliau nebuvo sustota vietoje ir einama į priekį. Aš manau, tai pagrindinis kriterijus, kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo. Tai ir nulėmė, kad įdiegus sėkmingai elektroninio transporto bilieto sistemą, tada nesinori sustoti, tada einama į muziejus, dar perspektyvoje laukia ir teatrai, ir kitos įstaigos. Aš manau, kad iš tikrųjų pamažu, gal net ir šiek tiek sparčiau, elektroninio transporto bilieto sistema ir pats bilietas taps miestiečio kortele.
Na ir aišku, norėtųsi padėkoti toms kompanijomis, kurios imasi iniciatyvos. Iš tikrųjų, tai jos savo verslo riziką imasi tokių projektų. Mes įdėgėm sistemą, bet sakykime, kad įdėkti naujus profilius ir naujas galimybės, tai jau ateidinėja privatus verslas. Ir čia šioje vietoje tiek ponas Barskis ir tiek Mokypay kompanija, tiek ir ponas Matulionis kartu su Empirijos kompanija, jie būtent siūlo vis naujesnės galimybės ir galime sakyti, kad jie savo riziką stengiasi plėsti galimybės pačio elektroninio bilieto. O tikimės, kad ateityje iš tikrųjų tie interesai, poreikiai sutaps ir kad miestui tai nekainuos didesnių pinigų iš miesto biudžeto, bet jie patys atras naudą iš pačios bendros elektroninio bilieto sistemos plėtros.